tai šitas modelis labai sakykime, didelis, talpus modeliukas, krepšio formos. Tai žodžiu, nešiojamas ant peties, štai tokiu būdu, lengvas, bet jį galima taipogi transformuoti į kuprinę. Galima transformuoti į kuprinę. Tai, nežinau, ar matėte. Žodžiu, va taip suspaudžiat ir galite užsidėti kaip kuprinį. Pavyzdžiui, jūs turit mažą vaikelį ir jūs einate apsipirkti į prekybos centrą. Tam, kad jums būtų laisvos rankos, jūs tiesiog paimat šitą modeliuką, transformuojat į kuprinytę ir galite užsidėti ant pečių, kad jums neapsunkintų, ta prasme, judesio ir jūs galėtumėt viską ir apčiopti, ir prižiūrėti vaiką ir taip toliau ir panašiai. Tai merginos, šitas modelis jau metų tikrai jisai visą laiką pasikartojantis, bet jisai be galo pasiteisinęs ir labai jūsų mėgiamas modeliukas. Tai yra natūrali grubleto oda. Natūrali grubleto oda, minimalistinė, iš vienos pusės atrodo taip ir iš kitos taip pat. Kaip atrodo vidus? Čia yra sidabro detalės. Šviesi vidinė apdaila, natūrali medvilnė. Ir čia yra vienas pagrindinis skyrius su pertvara per viduriuką. Tai reiškia, kad šitas skyrius yra dalinasi į dvi pusilės. Yra pertvara per viduriuką su užtrauktuku. Taip. Šone čia dar matysite skyrelį, platų skyrelį su užtrauktuku. Ir kitoj pusėje dar yra toksai vienas skyrelis, odinis skyrelis, būtent smulkiems daiktams susidėti, pavyzdžiui, telefoną susidėti. Taip? Tai šiaip labai patogus modelis, krepšio formos, kuris transformuojasi į kuprinytę. Tai kokių spalvų šito modeliuko yra? Taip, tai samaninė žalia buvo spalva, čia yra tamsiai ruda spalva, aš gal taip rodysiu, kad jums vizualiai įsivaizduoti spalvą, tamsiai ruda spalva, violetinė spalvytė, ruda spalva, kamel spalva, pelenų rožė, ryškesnė raudona, tamsiai mėlyna spalvytė, nelabai matosi, vat tamsiai mėlyna spalva, klasikinė juoda spalva, dar yra tamsi kapučino spalva. Ir nežinau, ar rodyti jums būtent vasariškas spalvas, gal parodysiu, greitai prasibėgsiu, bet reikia man šiek tiek pajudėti į priekį. Taip, žodžiu, merginos, šita šiaip viena populiariausių spalvų yra tamsi kapučino spalva, nes jūs galite ją nešioti ir žiemą, ir vasarą. Žodžiu, yra dar garstyčių spalvos, šviesiai mėlyna, oranžinė, kūno spalvos, ryškiai rožinė, balta spalva, visas spalvas matysite elektroninėje parduotuvėje.